dažnai apibūdinama kaip Lietuvos filosofija kaip įsipareigojimas ontologijai, būčiai, būties apmąstymai, čia reiškia haidegeriškų ir šliogeriškų apmąstymų, reiškia dėka, bet vis dėlto pažiūrėjus kitaip, tai būtent religijos filosofija, kokia vyraujanti Lietuvos filosofijos, reiškia srovė. Štai praeitą dieną, reiškia vakar, Dalius Viliūnas, reiškia, mums pristatė Lietuvos apšvietos periodizaciją ir kurioje pristatydamas pažymėjo, kad net ta, reiškia, į Lietuvą ta radikalioji ateistinė apšvieta, taip ir neatėjo, kad buvo katalikiška, reiškia, religijai draugiška. Tai tada mes ir tą gaidą ir pradėsime 5-ąją sesiją ir tada kviečiame Margaritą Poškutę. Prašom. Labą dieną. Tai mano pranešimo pavadinimas yra Lietuvos katalikų filosofų žmogaus paskirties ir esmės paieškos 20-ojo amžiaus pradžioje. Taigi, 19-20 amžiaus sandūroje Lietuvos publicistikoje svarbiausias buvo tautos laisvės, tapatumo, savo rašto, spaudos, edukacinių įstaigų atidarymo, išlikimo klausimas. Atgavus spaudos laisvę situacija ima gerokai keistis. Didėja dėmesys kitoms kultūros sritims, o tekstuose, kuriuose daugiau ar mažiau aptariami filosofiniai klausimai, plečiasi filosofinė problematika. Tautinio judėjimo pradžioje publicistams, nes 19-20 amžiaus sandūroje tautinio sąjūdžio veikėjai vargiai ar galėtų būti pavadinti filosofais, tačiau tam tikros filosofinės idėjos, teorijos plito būtent jų pastangomis. Taigi šiuo laikotarpiu žmogaus prigimties klausimas neatrodė pats aktualiausias, bet kaip minėta, po 1904 metų ima ryškėti ir antropologinė linija. Šiuo laikotarpiu turiu galvoje 20-ojo amžiaus pradžią, tai yra iki pat nepriklausomybės paskelbimo, iki 18 metų, aš tą laikotarpį imsiu. Bene brandžiausiai šį klausimą gvildeno katalikų filosofai, kurie oponavo pozityvistams, materialistams ir jų pateikiamam materialiam žmogaus aiškinimui. Taip pat buvo gilinamasi į žmogaus esmės problemas, prasmės tikslo paieškas. Ir gyvenimo prasmingumu nebuvo abejojama, tai reikia tik tai jį identifikuoti. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir į to laikotarpio filosofų kalbą, kadangi aš čia karts nuo karto cituosiu. Dar 1913 metais laiške Stasiui Šalkauskiui spausdinusiam savo darbus draugijos žurnalo redaktorius Adomas Jakštas priekaištauja ar moko, kad nesižvelgiama į skaitytojų nepakankamą išsimokslinimą, nepasiruošimą sudėtingesniems tekstams. Taigi, kad savo tekstus mažumėlę adaptuotų tam platesniam ratui. Be to, aišku, atkreiptinas dėmesys ir į filosofinės terminologijos trūkumą. Tai
čia kaip Jakštas sako, mūsų skaitytojams reikėtų viską daug aiškiau, populiariau išdėstyti. Taigi ir buvo siekiama ne tiek polemizuoti su, sakysim taip, specialistais, bet labiau paveikti platesnę visuomenę. Tai kaip minėjau, atitinkama bus ir terminologija. Taigi, XIX amžiaus antroje pusėje Lietuvoje kilus tautiniam sąjūdžiui didelę įtaką formuojant visuomenę ir ugdant tautinę sąmonę darė katalikų bažnyčia, kuri rėmėsi tomizmu. Ir 1879 metais popiežius Leonas XIII paskelbė encikliką Aeterni Patris, kuria Tomo Akviniečio filosofiją rekomendavo kaip teisingą bažnyčios mokymą, nors pabrėžė, kad tomizmo nereikėtų laikyti be išlygų ir visais atžvilgiais vienintelė teisinga filosofija. Tai, kad tomizmas pripažįsta tikėjimo ir žinojimo dermę, neneigia proto vaidmens pažįstant fizinį pasaulį, leido šią filosofiją praturtinti naujausiais mokslo duomenimis ir filosofinėmis idėjomis. Tačiau anaiptol ne visos to laikmečio mokslo teorijos ir filosofinės pažiūros buvo priimtinos katalikiškai pasaulėžiūrai. Enciklikoje buvo pasmerktos ne tik materialistinės, nihilistinės, marksistinės filosofijos ir socialinės teorijos, bet pasirodė nepriimtinai ir Kanto kritinė filosofija ir Hegelio idealizmas. Dabar aptariant 20 amžiaus pradžios tomistinę žmogaus sampratą, patys scholastai ją laikė realistinę. Tai yra žmogų suprasdami kaip sielos ir kūno vienovę, kaip individualybę ir asmenybę. Klasikinio neotomizmo atstovai stengiasi nepasiduoti naujausiams to laikmečio įtakoms ir nenutolti nuo Tomo Akviniečio žmogaus sampratos. Ir gręžiantis į Lietuvos kontekstą, tai vienas aktyviausių neotomistinės filosofijos Lietuvoje autorių ir propaguotojų laikytinas Mečislovas Reinys, tai kuris tradiciškai neoscholastikai žmogų aiškina kaip kūno ir sielos vienovę. Tačiau straipsnyje Individualizmas ir katalikybė, išspausdintame Ateities žurnale 1913 metais, aristotelinis tomistinis hilemorfizmas yra atskleidžiamas truputį kitomis sąvokomis. Tai nežinia, kodėl jos pasirinktos, ar dėl siekio būti suprantamesni mano minėtai platesniai auditorijai, ar dėl tos lietuviškos filosofinės terminijos nebuvimo, ar dėl kitų priežasčių. Taigi į žmogų žvelgiama kaip į statišką bei dinamišką būtybę. Ir Reinio žodžiais tariant, tai čia jau pacituosiu, fiziko-chemiškas ir dvasinis elementas kuria tą statišką arba substancialų individą. Tuo tarpu per žmogaus santykį su kitais žmonėmis, su visuomenė atsiskleidžia asmens dinamiškumas. Panašu, kad Reiniui svarbiau yra aptarti būtent pastarąjį aspektą, nes tai parodo kiekvieno asmens išskirtinumą. Pabrėžiama, kad kiekvienai visuomenė būdingos skirtingos normos, taip pat santykiai tarp tos visuomenės individų, kurie grindžiami skirtingomis teisėmis ir pareigomis bei individui keliamiems tikslams. Čia dabar kaip yra pastebima, Kuzmickas kaip pastebėjo, kadangi pasak neotomistų individas nėra pats savo pakankamas, jam reikalingi kiti žmonės ir to poreikio tenkinimas kuria visuomenę. Ir būtent tokia pozicija išryškėjo Reinio straipsnyje. Dvasininko įsitikinimu žmogaus prigimties įvairialypiškumas determinuoja žmogaus tikslus arba, kaip formuluoja pats Reinys, uždavinius. Vieni tikslai kylantis iš žmogaus gamtiškumo, fizinės prigimties, todėl reikia neapleisti kūno ir jį stiprinti. Be to privalu rūpintis ir pagrindinėmis sielos, tai yra proto ir valios galiomis. Nors siela ir kūnas neoscholastų laikomi vienodai svarbiais, visgi siela yra tai, kas išskiria žmogų iš, Reinio žodžiais tariant, kitų regimojo pasaulio esybių, todėl jos galių stiprinimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Svarbu paminėti ir personalistinį aspektą, kuris yra svarbus neotomistinėje antropologijoje. Asmenybiškoji žmogaus savižina, atverianti vidujiškumo, subjektyvumo matmenį, yra vienas esminių krikščioniškos pasaulėjautos bruožų. Ir Reinio straipsnyje taip pat pabrėžiama savižinos svarba.
Žmogus yra kviečiamas atsigręžti į save, reflektuoti savo būsenas, padėtį, priežastis privedusias prie dabartinės būklės ir siekius. Nuolatinė savirefleksija, kuri beje turėtų remtis ne tik gyvenimiška patirtimi, bet ir mokslo naujovėmis, padaro aiškesniais ir tvirtesniais tiek savižinos procesą, tiek pačią asmens sąmonę. O tuo pačiu Reinio įsitikinimus sustiprina asmens individualumą. Pripažįstama, kad kiekvienas asmuo turi ypatingų gabumų bei polinkių, kurie taip pat lemia to individo, to asmens ir jo tikslų bei uždavinių išskirtinumą. Nors tolimiausias siekis visų žmonių turėtų būti tas pats. Tai čia vėl cituoju: tiesa ir dora. Be to svarbu pabrėžti, kad asmuo nėra suprantamas kaip savitikslis. Jis neturi užsisklęsti savyje, nes tokiu būdu būtų nukrypstama į egoizmą. Tiek, kiek asmuo yra dinamiškas, jis savo veiksmus pirmiausiai turi nukreipti į visuomenę, į kitus žmones, bet svarbiausia Dievo. Taigi Reinys iš principo laikytinas tipiniu neoscholastu ir dabar kaip tam tikrą atsvarą, aš manyčiau, norėčiau pateikti Aleksandro Dambrausko arba Domo Jakšto samprotavimus, kurie buvo paveikti, sakysim taip, gerokai didesnio spektro, platesnio spektro šaltinių. Ir yra pripažįstama, kad sudėtinga vienareikšmiškai įvertinti Jakšto filosofinės pažiūras, nes niekur nerasim sistemingo jo išdėstymo. Tačiau jo pasisakymai, susirašinėjimas su Stasiu Šalkauskiu, dienoraštis, gausios įvairių šaltinių citatos jo raštuose rodo, kad Jakštą veikia ne tik scholastika, bet ir katalikiškoji modernioji gamtos filosofija, rusų filosofo Vladimiro Solovjovo visuotinės vienybės bei lenkų mesenisto Juzefo Marijos Jonės Vronskio absoliučios filosofijos ir mažojo kūrėjo idėjos. Ir nors dvasininkas turėjo laikytis oficialios bažnyčios linijos, tačiau yra pripažinęs, kad, cituoju, Tomo dialektika dažnai pasirodo bejėgė ir tuo panašiai į seną aritmetiką, nes Jakštas dar be kita ko ir matematikas buvo, į seną aritmetiką, kuri pritaikoma tik elementariems gyvenimo klausimams. Tuo tarpu gyvenimas esantis sudėtingesnis, todėl reikia pasitelkti ir kitus mąstytojus. Ir šiuo atveju jis referuoja į Jonę Vronskį bei Solovjovą. Taigi, Jakšto žmogaus prigimties problemą suformulavo šiek tiek anksčiau nei Reinys ir jį analizavo, sakyčiau, išsamiau. Tai jo 1908 metais publikuotame straipsnyje Antropologiškas klausimas šviesoje, proto ir tikėjimo. Šiame straipsnyje Jakštas teigia, kad nepakanka dogmatiškai teigti, jog žmogus sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Pati dogma, tai Jakšto žodžiais tariant, yra ne piliulė, kurią pakanka prarykti, nes dogmos simplifikuoja problemą ir nėra tinkamos ne tik polemizuojant su ateistais, bet netinkamos ir tikintiesiems. Kunigo įsitikinimu šventojo rašto teiginiai turi būti suprantami kaip proto uždaviniai, kuriuos išspręsti, išsiaiškinti turi pats žmogus. Ir mąstytojas antropologinį klausimą bando spręsti remdamasis Jone Vronskiu, kurį kartu su Solovjovu Jakštas laiko ypatingais Dievo išrinktaisiais. Čia negalėjau nepacituoti. Taigi, kaip minėta, Jakštas atspirties tašku paima pradžios knygos ištarą, kad Dievas yra pasaulio sutvėrėjas ir žmogus yra sutvertas pagal Dievo paveikslą. Paties Dievo esminis požymis yra kūrybiškumas. Ir žmoguje šis dieviškumas reiškiasi būtent per kūrybinę galią.
taip ir atsiranda mažojo kūrėjo, arba kaip pats Jakštas sako, tvėrėjo konceptas. Žmogus parodomas kaip Dievo pagalbininkas arba Dievo įrankis. Jakšto amžininkai mažojo kūrėjo idėją laikė jo originalumu, nors iš tikrųjų ji buvo pasiskolinta būtent iš Kionės Vronskio. Ir nors visgi filosofai iš dalies yra priimtinos ir iš antikos perimtas požiūris į žmogų kaip į mikrokosmą, įkūnijantį skirtingas fizinio pasaulio charakteristikas, nes teigiama, kad dėl savo egzistavimo ar bendros egzistencijos jis panašus į negyvąją gamtą, dėl galimybės augti turi bendrumo su augalais, dėl galimybės jausti panašus su gyvūnais, o mąstymas priartina prie dvasiškojo pasaulio. Visgi Jakšto įsitikinimu mikrokosmo samprata yra nepilna, neatskleidžianti žmogaus esmės, nors visgi iš dalies atspindinti ir tomizmui būdingą hierarchinę pasaulio sąrangos sampratą. Taigi filosofas teigia, kad žmogus yra determinuotas pratęsti Dievo kūrybinę veiklą ir tai ir esantis jo gyvenimiškas tikslas. Žmonijos vystymosi eigoje žmonės turintys laikytis dieviškosios kūrybos principų, nes nutolus ar atsisakius šios programos, kuri esanti racionaliai, įsivyrautų chaosas. Jakšto žodžiais tariant, atmetus teokratiją lieka viena zookratija. Taigi, pagrindinių žmogaus kūrybos gyvenimo uždavinių sprendimas pradedamas nuo materialios kultūros, ar tai, ką kiti autoriai įvardyja kaip civilizacija kūrimo. Jakštas siekia atkreipti skaitytojų dėmesį į juos supančią tikrovę. Tai čia cituosiu: atkreipti dėmesį į visus aplinkinius daiktus ir paklausti savęs, kas tai yra, kaip visą tai pavadinti. Žinoma, nerasti kitokio atsakymo, kaip tik tai tą, kad visa tai yra ne kas kita, kaip žmogaus rankų darbai, darantieji tartum Dievo ant žemės priedą arba darbo papildymą. Taigi, žmogaus kūrybinė galia neapsiriboja vien materialių artefaktų padirbdinimu, bet pratęsiama mokslo ir kultūros, taip pat įvairių socialinių gyvenimo formų sukūrimu, pradedant valstybėmis, įvairiais bažnytiniais dariniais, institucijomis, pavyzdžiui, vyskupijomis, metropolijomis, baigiant prekybos įmonėmis, arba čia, kaip jis sako, vaizdos firmomis. Taigi įdomu tai, kad mūsų mąstytojas parodo Dievo veiklos neužbaigtumą, kuri pasireiškia nuo pat fizinės tikrovės sukūrimo. Dievo ir žmogaus santykis primena meistro ir pameistro ar mokinio santykius, kai pastarasis mokosi iš meistro, tik tiesa nepradeda, o užbaigia šio darbus. Pavyzdžiui, imant socialinį gyvenimą, Dievas rojuje davęs pradžią socialiniam gyvenimui šeimos pavidalu, bet kitos socialinio gyvenimo formos yra žmogaus kūrybos vaisius. Ir Jakštas neneigia dieviškosios kūrybos tobulumo, tačiau įsitikinęs, jog jei žmogus pasitenkintų tik tuo, kas jau sukurta, jei nepridėtų nieko pats, tai koks čia vėl cituoju, koks apgailėtinai menkas būtų žmogaus ant tos žemės gyvenimas. Nors vėliau Jakštas analizuoja ir siauresnę estetinę kūrybos sampratą, čia turiu galvoj vėlesnę laikotarpį. Taigi šita estetinė kūrybos samprata plačiau yra analizuojama Andriuškevičiaus Verdiolo monografijose, tačiau ankstyvuosiuose Jakšto straipsniuose kūryba suprantama plačiau, kaip ontologinė ir etinę galią turinti jėga. Jakšto įsitikinimu materialių objektų tvėrimas nėra pakankamas, nes aukščiausia kūrybos realizacija vyksta užbaigiant Dievo pradėtą kūrybinį procesą pačiame žmoguje. Jakštas postuluoja, kad žmogus nėra savo pakankamas, jis negali sukurti savęs, bet yra determinuotas pabaigti. Ir čia pratęsiant meistro pameistrio analogiją, kiekvienas žmogus yra tarsi ruošinys, kuris yra geras, čia taip ir įvardinta buvo, nes buvo sukurtas Dievo, tačiau gali sugesti jie iš Dievo malonės ir žmogaus sąmoningų, čia svarbu pabrėžti tą sąmoningumą, sąmoningų pastangų dėka nebus tobulinamas. Būdai savikūrai priklauso nuo kiekvieno individualių prigimtinių kūrybinių galių. Čia
Tai tuo jis panašus su Reiniu, nes ir šios galios atskleidžia per žmogaus, taip atsiskleidžia žmogaus individualumas, kuris nevaržomas, kurio laisvos valios nevaržo Dievas. Ir nors Jakštas pripažįsta kiekvieno asmens tą išskirtinumą, kuris sąlygoja skirtingus egzistencinio uždavinio ar prasmės sprendimo būdus, visgi teigiama, kad galiausiai visi turi pareigą siekti vieno aukščiausio tikslo. Tai yra atrasti tai, ką Jakštas įvardino absoliučia tiesa. Ir šį terminą jis perėmė iš mano minėtų Jonės Vronskio ir Solovjovo. Taigi, Jakšto įsitikinimu galutinės tiesos suvokimas, kuris turi užbaigti dieviškąją kūrybą, nėra ir negali būti pasiektas individualiai. Tai sekdamas Jonė Vronskiu, mūsų filosofas samprotauja apie kolektyvinės pastangas ir atsakomybę. Istorija esanti aiškiausias Dievo ir žmonijos bendradarbiavimo pavyzdys, o nusisukus nuo aukščiausios tiesos paieškų žmonijos laukianti pražūtis. Dabar Jakštas tvirtina, kad esą filosofai turi ieškoti svarbiausių mokslų sintezės, jei nenori, kad filosofija virstų tuščia scholastika, kaip jis sako, niekiausia iš visų mokslų. Ir būdamas matematiku, jis tą absoliučią filosofiją, kuri ir ieškanti tos aukščiausios tiesos, išreiškia matematiškai. Formulę, kur x lygu r plus f plus s, kur r reiškia religijos problemas, f filosofijos, s mokslo. Imto plačiausia to žodžio prasme, tai yra gamtos mokslo. O x reiškia visuminį požiūrį arba Jakšto terminais visožvalga, paremta religijos, filosofijos ir pozityvaus mokslo sintezė. Kaip kunigas teigia, Aristotelis, Tomas Akvinietis, o naujausiais laikais ir Vronskius bei Solovjovas didelį dėmesį skyrė visoms išvardintoms žinijos sritims. Tai yra filosofija, religijai, gamtos mokslams, svarstė esamus ir galimus tarpusavio santykius bei ieškojo jų sintezės. Ir šioje vietoje dar norisi atkreipti dėmesį, kad laiške Šalkauskui dvasininkas yra pabrėžęs, jog ideali filosofija negali būti paremta senų teiginių kartojimu. Ta idealia krikščioniškąja filosofija jam būtų tomizmo ir Jakšto žodžiais tariant naujos slavų filosofijos sintezė. Taigi, grįžtant prie Jakšto pateikto absoliučios filosofijos ar visapimančios pasaulėžiūros, šiuo požiūriu dvasininkas nesibaido ir teosofijos sąvokos. Taigi, atkreipiamas dėmesys, jog trūkstant bent vieno dėmens, filosofijos, religijos ar pozityvaus mokslo gali būti prieita prie nihilizmo, skepticizmo, agnosticizmo, misticizmo, panteizmo, nacionalizmo, idealizmo ir taip toliau. Tai yra redukcionistinio pasaulio vaizdo. Ir čia atkreiptinas dėmesys, kad nemažą dalį minėtų filosofijos teorijų, religijų, ideologijų enciklikoje buvo nurodęs ir popiežius. Jakšto įsitikinimu, kad nuokrypiai nuo absoliučios tiesos paieškų gali atsirasti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl valios ir proto ribotumo arba siaurumo, kaip sako Jakštas, kurį kunigas vadina didžiausiu krikščioniškosios kultūros ir bendrai žmonijos priešu, nes riboja kūrybinę galią. Ir jei jo įsitikinimu su valios siaurumu kovoja tikėjimas, auklėjimas tautinės tradicijos, tai su proto siaurumu tinkama kova dar nėra pradėta. Ir pripažįstama, kad kova su valios ribotumu dažnai nerezultatyvi, bet proto ribotumas gali būti kenksmingesnis. Ir
žalos padaro visose srityse, tiek tikėjime, filosofijoje, politikoje, moksle, visuomenės gyvenime, tarptautiniuose santykiuose. Be to atkreipiamas dėmesys, kad ne visada didus protas koreliuoja su visuminiu mąstymu. Susitelkimas į vieną sritį atitraukia nuo platesnės perspektyvos. Darvinas, Flammarijonas, Tolstojus, Leninas pateikiami kaip didaus, bet siauro proto pavyzdžiai, kurie Jakšto žodžiais tariant, pažinę vieną tiesos dalelę, visai jie tenkinosi. Filosofas taip pat pabrėžė, kad ir tikėjimas savaime nėra pakankamas ir šiuo aspektu jis laikosi tomistinės linijos derinančios tikėjimą su žinojimu, kai abi sritys yra vienodai svarbios. Todėl primenama, kad neturėtų būti apsiribojama vien tikėjimu, nes tikėjimas nėra viskas. Kitame savo straipsnėje Jakštas įveda naują terminą meilė, kuri galėtų būti suprantama kaip tas aktyvusis pradas ir tapatinamas su kūrybinė galia. Ir šitą aktyvų kūrimą Jakštas priešina pasyvumui, kuris atitraukia žmogų nuo aukščiausių tiesų ir veda prie žlugimo ir mirties, čia greičiau tokios asmenybinės mirties. Antra vertus, kūrybinės galios būti apribotos ne dėl paties asmens neveiklumo, bet prieš jo valią, tai pažeidžiant ontologinę tvarką. Tas pats pasakytina ir apie tautų kūrybinės galias. Čia taip Jakštas reaguoja į savo laikmečio aktualijas. Taigi labai taip trumpai apibendrinant, reikėtų konstatuoti, kad katalikų dvasininkai nekvestionavo žmogaus gyvenimo prasmės klausimo, a priori aišku, kad jie yra. 20 amžiaus pradžioje dauguma Lietuvos dvasininkų krikščioniškųjų filosofų laikėsi klasikinės tomistinės sampratos ir Mečislovas Reinys galėtų būti tokios laikysenos vienu iš pavyzdžių. Tuo tarpu Jakštas galėtų išskirtinis, nepaisant to, kad jis ne pats sukūrė tą mažojo kūrėjo koncepciją, bet šia prasme vis tiek jis išsiskyrė iš bendro konteksto, nes šalia Dievo ir jo sukurto pasaulio santykio problemos jis iškėlė ir Dievo bei žmogaus santykio problemą. Taigi, kolegos klausimų. Kaip atrodo šitą Jakšto mažojo kūrėjo koncepcija, tiksliau jos vaidmuo Lietuvos mokslo kultūros gyvenime, jeigu pabandyti remiantis Tautinio sąjūdžio imperatoriaus Aš tai čia vėl kalbėsiu apie tą visiškai 20 amžiaus pradžią, tai tą absoliučiai nefilosofinį laikotarpį iš tikrųjų. Tai mano pirminė mintis iš tiesų buvo palyginti tą katalikišką pasaulėžiūrą su ta materialistinė pasaulėžiūra, bet aš apsiribojau vien katališkąją, vien todėl, kad, kaip minėjau, man katalikų filosofų pasirodė pozicija gerokai brandesnė ir nepaisant to, kad, sakysim, Jakštas yra teisingai, sakoma, jog jis nepateikęs jokios sistemos, bet vis tiek jo tie straipsniai yra nuoseklesni ir originalesni mano požiūriu nei materialistų, to kairio flango. Iš kairio visų pagretinimo? Iš kairio, sakysim, kiek kairysis yra šliūpas, nors šliūpas materialistas. Jis toks čia... Taip, va čia prasme.
Šliūpas iš viso man nuoseklumo trūko, sakysim, nes jis ten prie situacijos taikosi vienam straipsnį vienaip rašo, kitam straipsnėje kitaip rašo. Dabar didžiausias dėmesys to laikotarpio darbuose, to laikotarpio straipsniuose, tai visgi buvo skiriama, jeigu kalbam apie žmogaus prasmės paieškas, kiek žmogus yra kiek jis prisideda prie tautinio judėjimo veiklos, kiek jis naudingas, nežinau, kabutėse gal sakysim, kiek jis naudingas pačioje veikloje. Tai tas toks pozitivistinis požiūris, kad žmogus kiek jis įneša tos naudos į bendrą gėrį, į bendrą labą. Dabar kalbant dar, kiek skaičiau publicistiką, tai tuos periodinius leidinius, tai yra ir verstinių straipsnių, kur kalbama apie žmogaus prigimtį, tai galima ten rasti, išskirti ir tam tikras idėjas apie galbūt jų paskirtį, tai visiškai materialistinė pasaulėžiūra, kur žmogus vėlgi tada jis paskiriamas kitai užduočiai prisidėti prie klasių kovos. Tai vėl ištirpsta tame kažkokiame didesnėme masyve kolektyve. Tai aš sakyčiau, kad Jakštas čia išskirtinis. Tada aš turiu. Dabar yra, jeigu aš iš dviejų narių, ten antrą užduos, kaip priklausys nuo to, kaip atsakysiu. Reiškia, dabar yra toks klausimas dėl institucinio bažnyčios požiūrio į tokį laisvoką kunigų filosofavimą, nes vis dėlto tas enciklika 1879 paskelbė Tomo Akviniečio filosofiją vienintelė teisinga. Ir žinau, kad labai neužilgo prancūzų katalikiška filosofija atsirado, reiškia, oponavimas tam, reiškia, jau augustinizmą, tam orientalizmą, jie pakrypo intuicionizmą. Ir tuos, reiškia, bent jau Prancūzijoje, tuos, reiškia, tokius augustinistus reagavo bažnyčia neigiamai. Tai dabar, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje, gal žinai? Taip, tuo laikotarpiu iš tikrųjų plito yra visas tas kitas sąjūdis, modernistinis sąjūdis, kuris Lietuvoje nebuvo pripažinta, tam tikrų modernistinių idėjų buvo, bet Lietuvos katalikų bažnyčia laikėsi, labiau prisilaikė prie to Lenkijos, kuri laikėsi, dabar aš čia suformuoju, kuri sekė popiežiaus encikliką, pripažinusi tomizmą vienintelę teisingą. Jo. Tai nebuvo ten pastabų, kokių nors... Ne, kiek aš žinau, tokių nebuvo, juo labiau, kad vėlgi paskaičius Jakšto ir Šalkauskio korespondenciją, tai Jakštas Šalkauskį kritikuoja ir sako, kad kai kurias idėjas jo išbraukė, nes bus nepriimtinos dideliai daliai dvasininkijos. Truputėlį veikia, bet dabar kiek ten tai bažnyčios hierarchija leido ar trukdė, tai panašu, jeigu spausdino, tai tos idėjos buvo priimtinos. Buvo ir daugiau kunigų, kur, tokius, sakysim, laisvesnes idėjas skelbiant, tas pats Simonas Šultė irgi, jis išleidęs yra knygelę, kur irgi remiasi tiek žmogaus kaip mikrokosmo idėjomis, kurios, tomizmui tarsi nelabai priimtinos turėtų. Tas konfliktas, kažkoks aštresnis buvo. Dabar aš noriu pasakyti. Gal reiškia laisviau žiūrėjau. Ir čia tada yra tas antras klausimas, kaip čia paaiškinti, čia būtent ta neuronistinė tos filosofija, čia būtume toks individus apie visuomenį reikšmį, bent jau tos, reiškia, neuronizmo, reiškia kontekste, kažkaip nereikėtų buvo pavyzdžiui.
kaip čia galiausiai jie mokydami kalbas ir baigė disertacijas, tai reiškia užsienyje, iškalbėlėjimo, nepastatė. Na, tai čia greičiausiai ir yra, bet dėl neotomizmo, to oficialaus irgi Lietuvos bažnyčios oficialios laikysenos. Tai, nu, kita vertus, katalikų filosofai, jie dauguma, bent jau pačioje pradžioje, tai pabaigė dvasinę akademiją Peterburge ir ten buvo veikiami Solovjovo idėjų. Tai jie čia čia matė savo išskirtinumą ir čia matė savo misiją ir vėliau supažindinti vakarus su Solovjovo idėjomis. Tas tai ir Putinas ir Šalkauskis gynėsi. Čia tas karjevo regionalos, kažkaip neperžengė lietuviškos kultūros. Tai kaip tik tada vyko lietuviškos kultūros paieškos, savo išskirtinumo paieškos. Nu, o Maritino idėjos panašu, kad tik tai nebuvo labai populiarios. Ačiū.